Sveiki visi, jūs žiūrite 8-ąją jQuery pamoką ir šioje pamokoje išsiaiškinsime iki galo, kas yra selektoriai. Na, iš tiesų ir sužinosime, kaip jie veikia ir kaip juos naudoti. Tai iš esmės selektoriai yra toks dalykas, arba kitaip tariant, selektoriai tai yra būdas, kaip mes galime pasirinkti savo puslapio elementus. Ir tarkim, susikurkime paprastą elementą P, tai yra paragrafas, ir tarkim, elemento viduje yra tekstas, ar ne? Ir tarkim, mes norime pasirinkti šį elementą P. Tai mes savo skripto viduje ir rašome. Dolerio ženklas, taip prasideda selektorius ir toliau skliausteliuose nurodome, ką mes norime pasirinkti. Tai šiuo atveju kabutėse nurodome P. Ir tai reiškia, kad mes norime pasirinkti elementus pavadinimu P. Ir toliau, tarkim, per tašką rašome įvykį klik. Ir tai reiškia, kad visi mūsų puslapio elementai pavadinimu P turės įvykį klik. Tai mes turime štai čia P elementą ir tai reiškia, kad mes pasirenkame tą P elementą. Na, manau, gan paprasta ir aišku. Taip pat mes galime pasirinkti savo elementą pagal elemento atributą ID ir tarkim šio elemento P atributas ID yra tarkim paragrafas ir mes galime pasirinkti būtent ne visus P elementus, o galime pasirinkti elementą, kuris turi atributą ID su reikšme paragrafas. Ir tai pasirinks mums elementą, kurio ID yra paragrafas ir tas elementas turės įvykį klik. Na, tai šie du būdai yra jau pažįstami ir mes juos jau naudojame. Ir kitose keliose pamokose parodysiu daugiau būdų su selektoriais, kaip mes galime pasirinkti elementus kitais būdais ir panašiai. Tai tiesiog kelias pamokas skirsime selektoriams ir įvairiai pasipraktikuosime su jais. Vėlgi pasirinksime elementus ne tik pagal ID ir elemento pavadinimą, bet ir kitais būdais. Ir šiaip bus keli įdomus pavyzdžiai, kurie taip pat gali praversti. Taigi, laukite kitų pamokų. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi viską supratote. Žinoma, nepamirškite prenumeruoti ir iki.